mano Lietuva. Šventas kiekvienas tavo žemės lopinėlis, spindintis pušies spyglys, smėlių pakrantė, tamsiame miške pasklidęs rūkas, pieva, dūzgiantis vabzdys. Mes visus juos jaučiame ir šventai saugome atmintyje. Medžių šakomis plūstantys syvai mums yra lygiai tokie patys, kaip kraujas tekantis mūsų venomis. Mes žemės dalis, o ji mūsų dalis. Visi lokys, briedis, kilnusis erelis, pievų žolių sultys, arklio kūno karštis ir žmogus priklauso vienai šeimai. Raibuliuojantis, rūpantis, upių ir upelių vanduo nėra paprastas vanduo. Tai mūsų protėvių kraujas. Upės, mūsų broliai, jie maitina mūsų troškulį, jie plukdo mūsų valtis ir maitina mūsų vaikus. Čia ir oras šventas. Mylėkime savo žemę, kaip naujagimis myli savo motinos širdies plakimą. Išsaugokime ją. Mes esame žemės dalis. Žinai apie kovo 11 dieną? Žinau, kad 1990 m. kovo 11 dieną Lietuvos aukščiausioji taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11 dieną buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. O 11 diena tai Lietuvos nepriklausomybės diena. Tai Lietuvos nepriklausomybės diena. Kaip mes visi turbūt žinome, kad 1990 metais kovo 11 buvo pasirašyta, paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri, kad žinot, Lietuva nepriklausoma buvo paskelbta vasario 16 1918 metų ir nuo to laiko iki okupacijos 1940 metais tas visas, kaip sakant, nepriklausomybės aktas ir nenustojo savo teisinės galios. Todėl ši diena ir tapo kaip atkūrimo diena nepriklausomybės. O minim tai valstybinė šventė. Tai yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tada diena buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Viską ir nieko. Vienu žodžiu, ką visi eiliniai to laikotarpio žmonės žino, tą ir aš žinau, ką rodė per televiziją, ką skaičiau laikraščiuose. Tai ir žinau. Todėl, kad kaip ir laisvi tapo. Kaip ten vieniem geriau, kitiem blogiau, su tuo laisvumu, bet aišku, vis tiek reikšminga. Vis dėlto, aišku, aš atsimenu tą datą, būtent tada, kada priėmė tą kovo 11 tą jau tų metų, tai tikrai buvo įdomu, sėdėjom visi per televizorius ir verkėm, nes buvo tikrai kažkaip tas, aišku, jums tas nesuprantame, aš visam mišiu, kaip buvo, niekada atsimenat, o mums tai tikrai buvo, ta šventė. Dabar tai jinai jau kaip, aišku, visi jau primiršo. Tai kaip ir visiems lietuviams laisvė, nepriklausomybė ir laimingas gyvenimas savo valstybėje. Kągi mums reiškia kovo 11? Man tai pakankamai svarbu data. Nežinau, gėda sakyti, kad nežinau tiksliai, tarkim, čia nusišnekėjau. Vaiva norėjo pasakyti, kad tai tiksliai nežino, kada tai vyko, kas tai buvo, bet tai yra svarbi data. Kad neatsimenu tos dienos ir taip toliau, bet iš tiesų aš, pavyzdžiui, pakankamai esu patriotiška ir taip toliau, tai man ši diena yra ganėtinai svarbi. Lietuvos laisvės atgavimą, tiesiog laisvę mūsų šaliai. Tai labai
Labai svarbi diena, aš einu su draugais, susitinkam, geriam arbatą, kalbam apie tai, kaip, žodžiu, dalinamės savo istoriniam žiniom, ką esam girdėję apie tai. O svarbu, kadangi svarbu yra tai, kad mes laisvi, dėl to ir svarbu. Visuotinė šventė galima švęsti. Neiti į mokyklą, baliavot. Svarbi kovo 11. Tuo, kad mūsų valstybė tapo nepriklausoma. Man, kadangi Lietuva yra mano gimtinė, vis dėlto aš dėl tos datos dabar gyvenu nepriklausomai šalyje. Viskuo svarbi, taigi gyvenimas pasikeitė, čia galima praktiškai sakyti, beveik visi Lietuvos žmonės iš naujo gimė tą dieną. Vos ne gimtadienis kiekvieno galėtų būti, nesgi, matot, gimimas tai ne vien tik tada, kai atsirandi šiam pasaulyje, bet kada tu iš vis pasikeiti. Irgi galima sakyti gimimo dieną. Pavyzdžiui, sakysim, žmogus, sakysim, komos būsenoje buvo ir atgimė. Čia irgi jau gimimas. Tai mes galime sakyti, visi praktiškai ir buvom komos būsenoje visų tuo šviesiu tarybiniu laikotarpiu, kol galų gale ėmėm ir atgimėm. Kada buvo paskelbta kovo 11, tai buvo labai didelė šventė, aš tuo laiku dirbau vaikų namuose direktorė. Mes per televizorių pažiūrėjom, kai nuleido sovietinę vėliavą ir kai pakėlė lietuvišką vėliavą, trypėm, džiaugiamės, apkabinom vieni kitus. Žodžiu, buvo tikrai tokia atgaiva ir galvojom pagaliau vieną kartą laisvi. Man kovo 11, šiaip aš labiausiai prisimenu ir turiu savo mintyse tokį ryšį su sausio 13, kadangi kažkaip labiau atsimenu tas dienas ir tai yra labai tamprus ryšys, kadangi iš tiesų sausio 13 kaip ir buvo ta pati lūžio diena, kada buvo iškovota ta laisvė mūsų. Ir puikiai atsimenu, kaip turėjau mažą sūnų kaip tik tada ir negalėjau pati važiuoti į Vilnių ir mano šeimos vyrai važiavo į Vilnių ir stovėjo prie parlamento, tai buvo labai, stebėjom per televizorių tuos visus įvykius ir iš tiesų labai aš juos prisimenu. Tai ko pasekoje, aišku, ta laisvė buvo iškovota po tų visų įvykių. Tai man kovo 11 kažkaip su sausio mėnesio labai asocijuojasi. Kalbėti laisvai, veiks, emocijos, geros emocijos.